7bet Casino. 7bet. 7bet Casino. 7bet. 7bet Casino. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės. Meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys. Su 4 metų garantija. Geriau nei originalios. autoaibė.lt. Perlo draudimas – Dakaro Ramos draugas. Atraskite naująjį Dacia Duster bandomojo važiavimo metu. Gerą vakarą Dakaro fanai, eterėje vėl Aigautų Dakarorama, čia Mindaugas Lukys ir Linas Ramoška. Labą vakarą. Aštuntasis Dakaro ralio etapas ir panašu, kad Dakaro ralyje dalyviai irgi pavargo ir po truputėlį jiem pradeda vaidentis. Kupranugarį baltą mačiau, galvau, kad vaidenas, nes tokį iš po kalno išlindo ir toks šonė stovi. Net pasitikrinti reikėjo ar tikrai. Tai va toks įdomesnis. Na, iš tikrųjų gerai. Nėra gerai, bet nuovargis jau pradeda kankinti visus Dakaro ralio dalyvius, vėl jau artėja didesnė rizika dėl visokių bėdų ir pavojų. Bet šiandien pirmiausiai nepamirškime, kad turime dėkoti laisvės gynėjams ir šiandien sausio 13-ąją minime tą dieną, kada buvo kovojama dėl Lietuvos laisvės ir be tos laisvės negalėtume stebėti ir Dakaro ralio, negalėtume vykti į Saudo Arabiją, džiaugtis tais visais dalykais, kuriuos dabar nuotykių fabriko nuotykiautojai patiria Saudo Arabiją ir tenais kelia Lietuvos vėliavą. Štai Vaidas atlekia, skuba, fūra. Tai ką? Kažką be entuzijazmo. Visiems su mūsų laisvės nepriklausomybės diena. Šiandien tokia vienas sunkesnių vėliavos kabinimo misijų, nes vėjas didelis ir ten nuolos tokias stačias. Pala. Gerai, prigaudžiamės ją prie uolos. Bet tada gal reikės Nu tai bandysim. Reikės su vėju kažkaip. Gerai. Tai jūs dviese čia pasruolo, kas nors padėkit prilaikyti jam. Jo, gerai. Tai realiai žiūrėkit, užšaukit tą akmenų krūvą viršui. Dešinį kampą patempkit biškį viršų ir viskas bus ok. Bandom. Tai štai, sausio 13-oji esame laisvi ir galime džiaugtis Dakaro raliu kiekvieną vakarą, kiekvienais metais ir tenais dalyvauti ir mėgautis šiuo įspūdingu sportu. O šiandien mus pasiekė dar viena įdomi žinia, prieš pereinant prie automobilių ir kalbant apie lietuvaičių pasirodymą ir žiūrint, kas nutiko trasose, pasiekė žinia iš Energilandijos, iš Lenkijos, kur Godzalų šeimyna rimtai nusiteikusi ginkluotis. Ir Erikas Godzalas šiandien savo paskyroje pranešė, kad jisai jau Maroke testuoja T1 Plus Evo nesunkvežimio pikapą, tai yra Toyota Hilux automobilį, su kuriuo startuos pasaulio ralio reido čempionate ir bandys savo laimę ir sėkmę palikęs motobagių įskaitą, kad važiuotų ir konkuruotų su stipriausiais pasaulyje. Jeigu Erikas Godžala jums nieko nesako, tai galimai po akmeniu Saudo Arabijoje gyvenat, nes tai yra didžiausias mūsų Roko Baciuškos konkurentas ir čia dalykai tikrai pasidaro įdomus. Jeigu pamenat pernai metus, tai tiek Godžala, tiek ten visa šeima jų važiuoja, tai tai akimirkai visa šeima buvo diskvalifikuota už netinkamos medžiagos sankabas. Tuo metu, kadangi jie važiuoja kito gamintojo bagiu negu važiavo Rokas, jie stipriai krovė Rokui į kuprą ir paaiškėjo, kad ne veltui, dėl to, kad truputėlį turėjo technical advantage, kaip sakoma. Dabar situacija bus labai įdomi. Kodėl Eriko šiemet nėra Dakare? Tai mintis gana paprasta. Po pernai metų diskvalifikacijos
nutiko toks konfliktėlis tarp Eriko mamos ir David Castera, žmogaus, kuris valdo Dakarą. Jis nutiko tam kaliberė, kad mama užbaninta iš bivako. Ir šiemet, kai buvo sprendžiama, ar važiuos ar nevažiuos, buvo pasakyti, kad, mama pernai taip padlaskė akis, kad jos nepriimsim. Ko pasikoja, Dakaras turi -5 dalyvius. Grubiai. Tai panašu, kad čia turės nutikti kažkoks susitaikymas ir kas dar nutiks įdomaus, tai jeigu niekas iš esmės nesikeis, tai Rokas ir Erikas vėl atsidurs vienoj komandoj. Nes abu kalba, Roką dabar aptarnauja Overdrive'as belgai, Godžalas sako, kad šiuo metu testuojasi Marokė irgi su Overdrive'o prieža, nes neįsivaizduoju, kad šiuo metu galėtų būti Marokė, o ne Dakare, bet... Overdrive'as didelė kompanija, matomai yra galimybė išsiųsti vieną mažą ekipažėlį į Maroką, kur klientas testuojasi savo įrangą. Studentus išsiuntė jau. Ypač toks klientas. Tai... Jo, tai pažiūrėkime dalykus paprastai. Nupirko 2 mašinytės, trumpai paprastai tariant, po 800 000. Ne zlotų, euriukų. Tai Energilandija tikrai panašu, kad pelningas biznis Lenkijai, jeigu gali sau leisti tokius dalykus. Ir ką mes matom, tai tikrai principų kovas. Ir kitų metų Dakaras jau dabar atrodo, kad bus tikrai įdomus. Ir šiaip smagu matyti, nes tiek Erikas užaugo bagiukuose, tiek Rokas užaugo bagiukuose, abudu keliauja į viršų, eina į įdomiausią kategoriją su vienoda technika, po to pačiu aptarnavimu. Tai, aš jau excited kitų metų Dakarui. Aš galvoju, ar neužgros čia ambicijos ir Rokas sakė, kad jo pasaulio ralio reido čempionato ateitis priklausys nuo to, kaip jisai pasirodys Dakaro ralyje. Jei ne tas nelemtas ratas, aš manau, Rokas mato savo potencialą ir važiuoti top 10 jisai gali, šiandien vėl jisai top 10. Tai žiūrint į tai, kad dar ir Energilandija ateina į pasaulio ralio reido čempionatą, tai aš spėju, kad ponai Baciuškos pasiraitos rankovės ir pratęs savo pasirodymą 25 metų sezone su T1+ automobiliu ir ten bandys pešiotis 2 jaunuoliai. Aišku, bus labai įdomu stebėti šitą kovą. Čia kaip minimum reikės pasiraitot piniginę, nes nėra pigus hobis. Bet jo, čia gali būti labai įdomu. Mums tikrai trūksta pasaulio čempionate ir bajose kažko tokio, kas priverstų mus stebėti tą veiksmą visus metus. Benediktas, kuris pas mus buvo prieš keletą dienų, irgi minėjo, kad šiemet planuoja vėl pavažiuoti, o kitais metais planuoja visą čempionatą važiuoti. Tai panašu, kad visą tai gali išaukti ne į vieno renginio per metus formatą, kas tikrai būtų smagu, nes mes kaip tauta jau esam labai edukuoti Dakaro ir ralio reido temoje, tai kodėlgi neturėtų tai būti visų metų užsiėmimas. Vienaip ar kitaip, dar 2 greitos Toyotos. Sėkmės Dacia. 2 jau 19. Jo. Sėkmės Dacia. Aš manau, viskas bus gerai. Čia kuo daugiau gamintojų, tuo smagiau stebėti jų kovas. It's fine. Duok man tą per lapaduką. Ne, gal tiek to, žinai. Kelkimės, kalbėkim geriau apie lietuvius ir žiūrėkime, kaip jiems sekasi dabar Dakaro ralyje. Apie Godzalus galėsime šnekėti, kada jau jie išvažiuos į Dubai Desert Challenge, kuris laukia vasario mėnesio viduryje. Čia visai greitai. Tai čia visai greitai ir daug jau logistinių šitų klausimų yra sprendžiama, netgi organizatorių siūlomi tam tikri logistikos sprendimai, kurie dalyviams padėtų greičiau persigabinti techniką, negabenti į Džedą ir gabenti kažkur namo ir paskui vėl galvoti, kaip į Dubajų viską Abu Dabį tai yra pergabenti, bet dabar irgi jau yra konvojai ruošiami, kada bus galima iš Ubaitos tiesiai tenais per sieną pukšt ir atsidurti ten, kur reikia. Vietinis DPD traliuks ir ką. Taip, o automobilių įskaitoje, jau kaip minėjau, šiandien Rokas Baciuška tikrai neblogai pasirodė. Šiandien jo rezultatas yra 9. Aišku, truputėlį buvo navigavimo klaidų, kas lėmė, kad sportininkai nesuvažiavo savo geriausio etapo. Kaip sakė Rokas, norėtų švaraus gero vieno pasirodymo, kuris leistų fiksuoti rezultatą, bet su tokia konkurencija, kuri yra šiemet, tai jau 9. vieta, sakyčiau, irgi yra labai gerai. Ta 9. vieta tik tai 6 minutėmis atsiliko nuo nugalėtojo Henko Lategano.
Vėl žaviuosi tuo, kad per 460 km sugebama finišuoti 5 minučių diapazone, tai čia yra labai geras rezultatas ir pirmas dešimtukas praktiškai tas 10 minučių ir sutilpo. Henkas Lateganas šiandien vėl laimi, berods tai yra antroji jo pergalė šių metų Dakaro ralyje, jisai džiaugiasi ir ploja katučių taip, dėl to, kad sugebėjo pasididinti savo pranašumą prieš Jezidą Al-Radžį, kuris buvo tik tai 21 sekundė vakar. Šiandien jis jau tas pranašumas pavirto beveik į 5 minutės, kas leidžia truputėlį lengviau atsipūsti, bet už 28 minučių yra dar Matijasas Ekstromas. Bet kai sportininkai važiuoja taip arti vieną šalia kito, tai tos 28 minutės ir likę 4 etapai, jau net matematiškai dėliojant nelabai susidėlioja, nebent įvyks kažkoks force majoras būtent tose kopose, kurios laukia MT quarteryje, bet bent jau ką Kastera žada, kad rytoj kenties padangos. Tai tikrai reikia laukti rytojaus 9 etapo ir bus labai įdomu žiūrėti, ar tai įvyks vėl tas šaškių perstumdymas būtent dėl prakirstų ratų. Kad nebūtų netyčia kokių tais force majorų, Overdrive'as į šitą reikalą yra pažiūrėjęs taip stipriai, kad šiandien Guy Boteril yra antras, tai įsivaizduokit, Lateganas yra pirmas, o bičias, kuris yra atsakingas už jo atsarginių detalių, ratų ir visko gabenimą, yra visiškai water carrieris, jis šiandien yra antras. Reiškia, mes jau žinom, kur yra Overdrive fokusas ir jiem tikrai gerai sekasi, jeigu taip ir toliau. Aš nežinau, ką reikės padaryti Naserui, nes Naseras vis dar kalba, kad jis dar gal ir galėtų laimėti Dakarą, bet šiandien rezultatas nespindi, jisai yra 11, atsilikęs 12 minučių ir kad dar nebūtų mažai, tai gavo minutę baudos. Už greičio viršymą. Už greičio viršymą 15 km per valandą paviršijo greitį. Garantuotai kaltas liko šturmanas. Ir iš viso, aš manau, kad tas šturmanas užšels kuplę nugarim po šito Dakaro. Na, aš dar išvelgiu čia ir taktinės gudrybės, nes artėjant MT quarteriui kaip tik yra labai gerai būti tokioje pozicijoje, kur tu gali pasinaudoti jau nupieštom linijom kopose ir taip sportuoti, nes šiandien jisai sakė pats, kad nebuvo geras sprendimas startuoti priekyje, nes būtent tos navigacinės klaidos, kurios persekė automobilių ekipažus, kada jie yra atskirti nuo motociklų, kas įvyko šiandien. Tai lygiai tas incidentas ir lėmė, kad vis dėlto šturmanai labai stipriai pasikliauja motociklų nupieštom vėžiom, o paskui jau viskas susideda į tai, kokia yra jo kompetencija. Tai galimai Naseras gal ir prašovė, pasirinkęs Eduardą Boulanger ir atidavęs Mathieu Baumelį Guillaumui Demevisui. Jeigu gerai pamenu, tai ne visiškai jo sprendimas čia buvo, biški komandos buvo sprendimas, o kad suvoktumėt, ką reiškia panaviguoti be motociklų vėžių, tai ponas Lukas Morais šiandien atidarė greičio ruožą. Tai yra greitas sportininkas, kuris tikrai gerai lekia ir šiemet jau laimėjo greičio ruožą ir šiandien 24. Sibudžiau. Reikaliukai ir sočiai tų reikaliukų. Ir mačiau jo intervą, jisai toks, renkame patiltį, atidarinėdami greičio ruožus, toliau renkame patiltį. Man tai atrodo, kad ta patiltis jam jau kažkur ties čia ir jisai visiškai nesidžiaugia šitą Davido Kastero sugalvotą gudrybę, kaip čia pakankinti tos šturmanus. Bet kaip Davidukas sugalvoja, taip bus, teks susitaikyti. Šiaip stebint tą rezultatus ir kalbant apie Naserą Latiją, tai labai smagu matyti, net ne tai, kad smagu matyti, bet įdomu matyti rezultatų lentelėje, kur 11 yra Naseras ir 12 yra Kristina Gutierrez. Reiškia, Don Kichotas ir Sančio Pančio, čia irgi Dačijos komandos stovykloje yra, kurie vienas prie kito laikosi lygiai taip pat kaip Lateganas su Boteriliu. Žinai, nėra taip sunku važiuoti iš paskos. Nani Roma netoli irgi su Ekstromu, vienas kitas šalia. Nani šiandien paspaudė. Žinai, koks vienas dalykas man šiuo metu labiausiai yra užkliuvęs bendros įskaitos rezultatuose. Ne? Jeigu Rokas Baciuška šiuo metu bendroje įskaitoje, tarp kitko labai simboliškai, yra 13 vietoje, sausio 13. Tai 14 vietoje yra, aš neperskaitysiu, tu perskaitai, Kaviliaso. Čia jau bendroji automobilių įskaitoje, įskaitant sunkvežimius, motobagius ir automobilius. Kaviliaso, Team BBR. Bičius iš Argentinos ir jisai važiuoja su bagiu. Jis važiuoja 301 numerį, reiškia, jisai važiuoja su bagiu. Kam jūs tas Toyotas perkat? Greiti tie bagiai. Ypač kai akmenukai tokie.
kurie tas Toyotas talžo ir paskui visi sėdi rymuoja ant akmenėlio, kuris sulaužė tau šakę arba ir laukės ir visos sunkvežimio. Kažkam sulaužė cielą mašiną. Tai nežinau, žinokit, bagio akcijos kyla, aš nežinau, kam jie čia taip taško tas zlotus ir eurus, nes panašu, kad 15-ukui, prašom, jokių problemų. Martinas Macekas, tarp kitko, kur irgi sunkvežimis turi mažiau problemų važiuoti su bagiu, 18 tarp 4 ratais važiuojančių daiktų. Tai daug ką pasako apie ralį šiemet. Tai nėra ralis, kuris yra sukonfigūruotas Ultimate klasės automobiliam, tai yra ralis, kuris tiesiog žudo. Labai smagu, nes jis tampa įvairiapusiškesnis, labai vyksta didelis technikos persimaišymas greičio ruože. Važiuoja ne tik tai automobiliai ir ten kažkada sunkvežimiai ir kažkada motobagiai, bet jie visi tarpusavyje dabar malasi ir šiandien, kaip girdėjome iš ne vieno sportininko, tos, kaip čia pavadinus, spogiukai, būtent jie sudarė problemas lenkiant, nes jie nenorėjo praleisti, bet apie tai papasakos pats Vaidotas Žala. Toks galima sakyti, truputį sunkvežimių klasės renesansas vyksta, nes panašu, kad yra atsigauta po, negalima minėti jų vardo, pasitraukimo. Ir Dakaras vėl atrado tuos, kurie sunkvežimių kategorijose gali būti stiprus. Ir tai yra žiūri gerai, nes tie daiktai yra įdomus ir jie tikrai praturtina vaizdelį. Na, yra, kaip šiandien sako, šunys lojo, karavanas toliau eina, dalyvauja varžybose tie, kas gali dalyvauti ir aišku, automatiškai pasinaudoja galimybę laimėti tos ralius, kadangi yra pakankamai palanki situacija, bet matome, kad toj sferoje irgi yra ten pakankama peštinė, bet nešokinėkime į priekį, kalbėkime pirmiausiai apie Roką Baciušką, kuris šiandien, kaip ir minėjau, suvažiuoja neblogą etapą. Jo rezultatas yra 9, atsilieka 6 minutėmis 44 sekundėmis nuo etapo nugalėtojo ir tik tai 2 sekundėmis jisai pralaimėjo su mini važiuojančiam Ferreira ir Palmeiro. Jo, Baciuška, kaip jau minėjau, 13 bendroji, 3,5 valandikės atsilikimo. O ką Rokas sakė finišę, reikia išgirsti, nes dar šiandien tikrai, sąžininkai sakau, negirdėjau. Sunki gal navigatoriai diena, man tai šiandien visai gera. Greita. Pirmą kilometrą galvojau, nieko dulkių šiandien negausim, mes kažkur tenais paklydom, tada Prokopas atvažiavo, tada paskui, tada dulkėse visą laiką, tada čia vėl prieš galą, likus 30 km iki finišo 40, irgi paklydom, žodžiu. Tokia diena šiek tiek susikaupimo trūksta. Gaila, tas vis tiek prisimenu tą pirmą dieną. Tai jau kaip tu prarandi ten 3 valandas, jau ten tarp to trejetuką, tai ten ar 5, ar 6, ar 10, ar 12 ta vieta. Aš ne rekordo lietuvių, man nereikia pagerinti, man tiesiog reikia švaraus, kaip pasakyti, gražaus švaraus stage'o, bet šiandien irgi vėl, nežinau, sudėtinga komentuoti. Rokui gal ir nereikia pagerinti lietuvių rekordų, bet mes tai visiškai nesupyktume, tai kažkaip pat jeigu tas 2 valandėlės rastume kaip pratrint, tai viskas labai būtų neblogai. Faktas, dar tikrai galim tikėtis, kad kažkiek dalyvių gali ir nebaigti savo Dakaro, tai šitas irgi padėtų, tik palaikykim sukryžiuotus, kad mūsiškiai suvažiuotų. Na, bendro įskaito čia ant tiek stiprų sportininkai, kad aš netgi bijau prognozuoti, kas čia galėtų taip iš tokių pretendentų nebaigti, bet net tas pats Urvas Manama iš Estijos yra 11 bendros įskaitos vietoje ir tikrai stabiliai eina į priekį, jisai mažiau turi atsilikimo nuo, tarkim, tos pačios 8 vietos, kurią galėtų pakartoti, kaip ir Benediktas Vanagas pasiekė, jam reikėtų tik tai nepilną valandėlę atkrapštyti su trupučiu. Ir nepanašu, kad jisai stabdo, nes šiandien jisai yra patekęs į Dakaro oficialios medijos akiratį ir jie tenais matavo aukštį, kiek automobilis pakyla į orą. Tai tą konkursą laimėjo Čičeritas su 2,5 metro galinė šim ore, visi žinom, kom tai baigėsi. Brolis Estas metrakem pakilo galiniais ratais ir dievulis jį už ūsų timtelėjo į priekį, ko pasiekoje nesivertė per nosį. Tai faktas, kad broliai Estai tikrai spaudžia, jiem kol kas sekasi. 3 Dakaras, prieš tai 2 nefinišai. Aš tai sakyčiau, kad jau galėtų apsiraminti ir netaikyti tą 8 vietą ir palikti jam.
Na, jau kaip bus, tai bus. Čia laikas parodys. Priminsiu, kad Turmas, manoma, pirmą Dakaro nebaigė dėl incidento, antras Dakaras... Ne, dėl dėžės. Pirmo dėl dėžės, o antra tiesiog sudegė. Dėžė ir yra incidentas. Tai techninės kliūtys ir tuo pačiu sudegintas bagis pernai metais. Ir šiemet matom, jisai visai neblogai tyliai, lėtasis estas ramiai važiuoja. Ir panašu, kad įrėsi po truputėlį į priekį. Kai bus, pamatysim, o Vladas Jurkevičius šiandien žiauriai patenkintas yra savo šturmanu, žiauriai patenkintas miniu, žiauriai patenkintas komanda, žiauriai patenkintas net savimi. Sveiki visi. Sveiki. Tai finišavom ilgiausią greičio ruožą, ta prasme, kad visas buvo sportinis. Visi 480 km buvo sportiniai, greiti. Kaip sekasi? Sekasi neblogai. Manau, kad gerai. Šiaip tai tikrai labai smagiai važiavosi, išskyrus ten, kur purtė, belekai buvo kokių 50 km labai grūbus. Ten jau taip daužėmės, kad wow. Bet šiaip mašina tai sunku patikėti. Ta prasme, tikrai mašina yra, ta prasme, žmogus kūnas ten jau yra ribos, kiek nori daužytis, o ne mašina, nes mašina iš vis nėra. Tai mašina puikiai dirbo, Aisis puikiai dirbo, Vladas puikiai dirbo. Aš irgi nieko nepridariau labai blogo, tai 19 reikia atvažiavo. Pradžioj šiek tiek dar atsargiau važiavom, norėjom praleisti komandos pilotus, kurie dar kovojo dėl pozicijų bendroje įskaitoje, praleidom dar greitesnę Toyotą, tai ten dar šiek tiek durkų pavalgėm. Tai, bet ką, tai jie greitesni, tai čia turėjom praleisti. Bet tai čia 2 dalyvius, o po to čia nuo kokio 100 km iki 488 važiavom iš vis be durkių, ta prasme, tai sunku patikėti, kad gali būti 300-400 km atkarpa Dakare, kur tu važiuoji ir nėra durkių. Tai va, čia tokia prabanga turbūt startuoti su greitesniais, kai neprisidarai problemų, tai natūraliai ir važiuoji greičiau, nes nenori, kad nei tave pasivytų. Tai šiaip tai labai sklandi ir smagi diena. Antra iš eilės, ne? Taip. Reikės kažkuriais metais sudėti 12 dienų tokių, ne? Tai manau, jeigu iš 2 metų dar tikrai nesigaus. Gerai, tai ką, ačiū visiems už palaikymą, lekiam į bivaką ir kol kas tiek, iki pasimatymų. Vladai, Aisvidai, jūs šaunuoliai, jūs toliau varykit ir jūs mane įkvėpėt ir kadangi mes irgi kaip ir ekipažas su Linu, tai Linai, tu šaunuolis. Bentau, kad tu irgi šaunuolis. Ne, tu šaunuolis. Ir Alius šaunuolis. Ir Alius šaunuolis. Gerai. Pajuokavom, galime tęsti laidą toliau. Šiaip tai reikia paminėti keletą dalykų. Ką bernai padarė? Jie išsprendė visas mini problemas, kurios kamavo Vaidotą praeitie, žiūrėjo, gazas jau nebedingsta, mašina baisi, bet visada buvo baisi. Reiškėsi, lekia greitai, dulkių net nebėra. Įsivaizduok, dulkių problemą bernai išsprendė. Tiesiog nuostabu. Kitas dalykas, Vlado šukuosenos. Tai yra iš tiesų atskiras dalykas, kuriuos aš stebiu, nes jos arba labai kontroversiškos, arba tokios labai klasikinės. Taip, priklauso nuo to, kuriuo momentu. Kokia diena buvo. Tai šiandien buvo Žaibo Makvyno diena, toks žiauriai ašlius, greitas ir puikiai pasirodęs. Labai džiugiuosi. Šiaip labai apmaudu man dėl jų, nes žiūrint rezultatus kiekvieną dieną, kokios jie fiksuoja, tai matom, kad tikrai galėjo jie kovoti dėl aukštesnių pozicijų. Šiandien jie vėl 20-tuke. Tai matom, kad tempas yra geras, jeigu technika tik tai laiko ir viskas veikia, arba, neatsitinka gyvenimas. Bet jau čia, žinok, šita frazė tinka faktiškai visiems Dakaro dalyviam. Sakyk, ką nori, bent pirmam ten 30 kažkelintukui. Tai faktas, kad tinka, Fortuna panašu, kad pagaliau skrenda kartu su jais, jie nevažiuoja greičiau negu jinai. Ir ta Fortuna jiem leido šiandien net Varajavą aplenkti, kuris yra jauniausias Ultimate kategorijos etapo nugalėtojas. Taip. Priminsiu, berods 3 jisai laimėjo etapą, tai čia irgi labai smagus toks pasiekimas. Bernai yra greiti ir galima sakyti, kad Lietuva užaugino Benediktui pakaitą. Jaunimas žadėjo sugrįžti ir kažkuriais metais turėti net 12 tokių šaunių etapų, jeigu technika laikys, ir pabeldžiam 3 kartus į medį. O šiandien dar ir Gintas Petrusgi mūsų akiratyje yra, jie keliavo iki Rijado su savo bagiu, atvykę į Rijadą džiaugėsi, kad bivako gruntas yra kietas. Tai Darius Leskauskas ne tik tai papasakojo apie savo dieną, bet tuo pačiu ir aprodė, kaip atrodo bivakas. Ką, gerą vakarą.
Mes pagaliau Riade per kamščius šiaip netaip atvykom į bivaką, kuris yra ant asfalto. Tai esam dideliai stovėjimo aikšteliai. Tai kas miega paprastose palapinėse, tai bus šiek tiek kietoka, nebent smėlio, bet mažiau dulkių, tai irgi gerai. Oras nesikeičia, vis dar šalta. Mūsų nuotykiai trasos irgi tokie patys. Šiandien nieko nesulaužėm, tai labai džiaugiamės. Tempas, aišku, nebuvo greitas, tai atvykom vieni paskutinių iš automobilių, turbūt šiandien rezultate, bet oras sveikas, viskas tvarkoj, tai to džiaugiamės. Įveikėm ilgiausią dieną šio Dakaro kilometrų atžvilgių, tai dabar kilometražas vis mažės, dienų vis mažės, medalis vis arties. Tai va tokiom nuotaikom gyvenam, kur voras jau išardytas ir laukia mechanikų apžiūros. Tai ką, gerą vakarą visiems ir iki rytojaus. Šiandien bivake gavom štai tokią vietą šalia pagrindinio kelio visai. Tai bus daug eismo ir trukdys turbūt naktį miegot, bet ką padarysiu. Su organizatoriais nepasiginčysi, kur davė, ten ir stojam. Šiandien būsim kažką vėl sulaužę, va. Mechanikas bando jau suklijuoti mūsų voro priekinį kapotą. Turbūt gavo kokį akmenį vėl ir dėl įskėlėm kažką. Rimtas daiktus traukia. Vai, kažkokie daiktai purvini. Nugaunam čia visko ar vandens ir dulkių, tai reikia viską dėti visokius maišiukus, kad nesugadint. Štai taip atrodo voro gamintojo gamyklinė komanda. Matot, kiek viską daug čia jie turi. Daug palapinių, sunkvežimių, visko turi. Ką turim mes? Mes turim vorą. Vorą tvarko du puikūs mechanikai. Ramūnas ir Renatas. Ir jie paruošia vorą kiekvieną dieną, kad galėtume įveikti trasą. Mes dar turim sunkvežimį, kuris veža konteinerį. Štai šį, ant kurio aš dabar stoviu. Turim dvi nuostabias palapinės. Visiems labai tikrai rekomenduoju. Jeigu norit palapinės ant stogo, tai pirkit tokią. Galima miegoti, viską daryti, gyventi antrą savaitę, jokių problemų. Bet turim puikų vairuotoją Gintai. Labą dieną. Ir turim šturmaną. Tai va, tokia visa mūsų komanda yra mažytė. Neturime daug palapinių, bet mums užtenka, nes voras kantrus, per daug mes jo nespaudžiam. Problemų nepridarom, detalių daug nereikia, keletą padangų ir tiek. O konteinerį vyksta magija. Konteinerį ir miegam, ir rengiamės, ir gyvenam, ir visokius dalykus darom, ir dar daiktus vežam. Konteineris užsikelia su šitų kabliu. Tiesiog užkeliauja ant sunkvežimio ir važiuoja toliau. Labai viskas paprastai. Tai ką, kviečiu susipažinti visus su Petrus Racing komanda. Ją sudaro tokios dalys. Sudaro voras, sudaro magiškasis konteineris, kur vyksta magiški dalykai. Šitas sunkvežimis, va, Gintas ir aš. Dar turim du mechanikus, kurie stebuklus daro. Tai Ramūnas ir Renatas, pažiūrim, ką jie čia veikia šiandien. Va. Kažką ieško, filtriukus keičia. Kaip ratai? Sveiki ratai. Apvalus? Apvalus. Nu va, turim ir apvalius ratus, pasirodo. Ačiū Dariui už ekskursiją. Tikrai smagu buvo pamatyti, kaip atrodo jų stovyklavietė ir kaip tas gyvenimas jau praėjus 8 etapams. Jo, smagu matyti, kad jie važiuoja toliau, o dabar norim atkreipti dėmesį. Dakaras yra pasiekęs tokią fazę,
kur jau atrodo, kad nedaug liko. Nu, paskutinis greičio ruožas bus toksai ten ale simbolinis, taip toliau. Nu, čia porą dienų liko. Tai vat paskaičiuokim tuos, kurie atkrito. Ne? Nes kažkaip iš mano stebėjimo patirties krenta dalis pačioj pradžioje, ne, iki poilsio dienos ir tada 2 dienos, 1-2 dienos po poilsio dienos būna žiauriausios. Tai pradžiai gal priminkime, kad startavo 439 technikos vienetai varžybose. Tada po poilsio dienos jau buvo komunikuojama, kad startavo tik tai 399, tai reiškia 40 vienetų jau out. Jo, šią sekundę situaciją turim tokią. 31 ekipažas automobilių, tai reiškia daiktų su 4 ratais, mašinos, bagiai, sunkvežimiai. 31 iš jų yra out, nemaža dalis, šiaip miksas geras, tiek bagių, tiek sunkvežimių yra atkritę, tiek dacijų, loibas. Tai 31 yra iškritęs, 36 raideriai yra pasitraukę iš motociklų klasės. Tai bendrai paėmus, prisiminant praeitį, nėra tokie jau žiaurūs skaičiai. Reiškia, technika tikrai yra pasiadaptavusi prie Saudo Arabijos realybės. Dalyviai irgi, matyt, pasiruošę ir pasiryžę, kad ir ne dėl rezultato važiuoti, bet tiesiog važiuoja toliau, renka kilometrus, ar ten Kristinos Gutierės atveju važiuoja iš paskos ir veža ratus nuo serą. Na, o Rally GP kategorijoje tai irgi yra labai ženklus nukraujavimas. Jeigu vakar kalba ėjo apie tai, kad iš likusių 15 iškrito vakar 2, tai šiandien iškrito dar 2. Kaip musės. Tai tas yra džiugu Rally 2 kategorijos sportininkams, nes jie automatiškai kyla į viršų, automatiškai Rally 2 kategorijoje važiuojantys lietuviai irgi kyla į viršų. Na, nedžiugu tiem, kurie iškrito. Pasverkime dabar rezultatus ir pasižiūrėkime, kaip atrodo bendra lentelė šiandien po 8 etapo. Tai Lateganas minėtasis laimi šiandienos etapą, Baterilis atsilieka 1 minutę, o lietuviai 9, 20 ir 75 vietoje. Na ir bendra automobilių etapo Dakaro įskaita. Latekanas išlieka lyderiu, Alradžis 2, Ekstremas 3, o Rokas Baciuška kyla iš 14 į 13, Gintas Petrus krenta į 47, o Vladas Jurkevičius ir Aisvydas Palikėnas su 125 valandomis baudos iš 150 kyla į 137. Čia kiek 5 su viršum paros baudos. Na, taip jau yra, kai praleidai 3 etapus, susumuoji ir praktiškai tas ir gaunasi. Taip, šiandien mūsų Dakaro klasikai irgi tikrai sužibėjo, pravažiavo praktiškai nuostabiai. Galima buvo matyti bendroje įskaitos lentelėje, kad Karolis Raišys ir Ignas Daunoravičius yra 3 vietoje. Šis rezultatas leidžia jiems pakilti truputėlį pozicijomis aukščiau. Nuo istorinių automobilių pačių seniausių klasėje jie yra 1 vietoje. Taigi, jeigu galima būtų truputėlį dar keletą kadrų apie juos, štai jie skrodžia smėlynus ir kopas ir ne vandenynus, o smėlio jūras. Tikrai puikiai sudalyvavo šiandien ir parodė neblogą rezultatą. O jeigu žiūrėti dabar į bendrąją lentelę, kur jie yra po šiandienos etapo, taigi, prašom į ekraną. Taigi, 8 etapo rezultatai, Santolialė Mila vis dar yra 1 vietoje, Tragliu 2, Karolis Raišys šiandien su Ignu Daunoravičium 3, 15 baudos taškų surenka šiandien dalyviai, tas papildo jų baudų kraitį iki 888. Kas lemia, kad bendroje įskaitoje jie gali pakilti aukščiau. Ir dabar jau jie ne 5, o 4. Aš vakar gavau paaiškinimą, labai ačiū Linui Žvinakevičiui, kuris beje, panašu, kad irgi ruošiasi savo startui klasik kategorijoje, tai sakė, ką jūs nesuprantate tų baudos taškų? Sekundės čia. Čia sekundės. Vakar apie 6 minutės atsilikinėjo. Tai, dabar truputėlį daugiau. Na, tos minutės po truputėlį tirpsta, nes matom iš 7 vietos jau juos 4 vietoje, tai kas yra tikrai džiugi naujiena. Apie bendrą skaičių sekundžių. Taip, savo kategorijoje jie yra pirmi, bet bent, kad jau galėtų įveikti pernai metų
lyderius ir favoritus, tai reikia jiems dar kaip Dakaro ralio naujokams pasistengti, bet bent jau šiandienos etapo lentelėje buvo galima matyti juos 3 vietoje ir Karolio Raišio mėlyną ženklelį uždėta kaip Dakaro klasiko rūkiai, kuris tikrai rodo puikų rezultatą ir panaudoja savo Monte Carlo ralių patirtį. Judam toliau ir čia laikas pakalbėti mūsų sunkiasvorius, didžiąją sunkią artileriją iš Lietuvos. Vaidotas Žala šiandien su sunkvežimiu tikrai buvo smagu stebėti, kaip vyko jo grumtynė su Alešu Lopraisu, nes Martinas Mačikas atrodo lyg buvo kitoj svorio kategorijoje ir tikrai ten jam niekas neprilygo. Bet Vaidotas Žala su Alešu Lopraisu tai labai artimoji kovoj buvo. Ir būtent jų etapo rezultatai, jeigu žiūrėtume net pagal waypointus, buvo antiek artimi, kad pavyzdžiui 260 kilometre jie fiksavo identišką laiką atkarpos, 4 minutės ir 21 atsilikinėdami nuo varžybų lyderio. Tai čia yra fantastika, kaip sugeba dalyviai antiek vienodai įeiti į ritmą. Ir tikrai pagirimas Vaidui, nes Lopraisas yra tikrai labiau patyręs sportininkas, tai reiškia, kad tą avilį vadinamą pagaliau tikrai ne tik prisijaukino, bet ir techninės bėdas pragaudė. Tiesa, vakar tą vaizdelį, kur matėm, kad išlipa, reiškia, mechanikas įkiša ranką į automobilio priekį, tai mes ten spėliojom, ar tai tepalo, gal ar kuro kažkokią sistemą. Užpompavimas. Tai, jo, kažkoks užpompavimas, tai gavau patikslinimą, viskas ten paprasta. Monetą reikia įmesti iš naujo. Ir vėl važiuoja, kaip vaikiška mašinytė, ir vėl važiuoja. Vaidas šiandien irgi skundėsi, kad, karts nuo karto reikia sustoti porai minučių, tai viskas paprastai, įmeti vėl monetą ir vėl lekia tą mašiną, ir lekia, jinai tikrai neblogai. Šiaip apmaudu, kad tos smulkios bėdos jį persikelia ir neleidžia kovoti dėl aukštesnių pozicijų, nes būtent, kaip Vaidas pats finiše aiškino, kad va čia labai... Čia smulki bėda. Čia smulki bėda. Čia būtent ta smulki bėda ir, kaip matome, galbūt iš karto galima būtų jungti ir Vaidoto Žalos komentarą, kuri paaiškintų visą šitą situaciją. Atrodo geras rezultatas, finiše taip biški pakėlė nuotaiką, bet jis neatspindi, kiek vargo reikėjo įdėti dėl to, nes ir vėl turėjom smulkių problemėlių, kur kiekvieną kartą tą patį kartojasi, reikia sustoti keliom minutėm ir vėl galim važiuoti. Tai praleidom kolegą į priekį ir kokius 200 km dulkės. Tai aš negaliu apsakyti, kas tas yra. Tie kilometrų dulkės yra paskui sunkvežimį, tai tokia į sieną varai. Po to vieno vietoje jisai padarė klaidelę navigacinę, pralendom į priekį. Ir tada užsirojom ant tų mažų spogų, kur parazitai. Tokių parazitų nesu matęs. Jėga reikia imti ir porą kartų tikrai turėjom pavojingų situacijų, nes atrodo varai lygiai dykumą, o ten arabas išsikasęs vos nebaseiną kažkokie. Tai žodžiu, labai piktas buvau šiandien. Ir tas piktis labai daug atima jėgų važiuojant. Tai toks atrodo važiuoju, sakau savo, nepyk, bus lengviau, bet vis tiek toks siutas ima, galvoju, kiek galima. Kada bus pagaliau tokia švari diena. Tai va, bet judam toliau, svarbiausia. Piktas, Vaidas, piktas. Taip, tu nori lenkti, o tau specialiai nepraleidžia. Žinai, aš pasakysiu taip, šiandien man Facebookas išmetė reminderį iš praeities ir kadangi Dakaro ralis vyksta visada grubiai tuo pačiu metu, o aš jį stebiu 10 metų daugiau aktyviai ir kažką į Facebooką visą apie tai parašydavau, tai aktualijos nesikeičia. Visi toliau pastoviai šneka apie tą nesitraukia dulkės, tai yra pasaka be galo. Ar galima suprasti bagiukus, kad jie nenori trauktis? Galima. Kodėl? Nes Vaidas pats interviu sako, kad aš važiavau paskui kitą sunkvežimį ir tai yra dulkių siena. Ir tai yra dulkių siena, kai tu sėdė, mum patikslino Vaidas Paškevičius, tavo sėdynė yra 1,80 m aukštyje. Ir tau jau tai yra dulkių siena. Bagiukui, mažajam bagiukui, lightweight, tai yra neįveikiama kliūtis. Reiškia, kad jeigu jau jisai tave prasileis, tai faktas, kad gaus jisai stot ir laukt, kol tu nuvažiuosi. O čia, kaip matėte, ant šono netokį ir maži startiniai numeriai. Tai ten vyrai kovojo savo klasėje ir jiems tie sunkvežimiai tai yra tiesiog rakštis vienoje vietoje. Tai galima suprasti abi dvi pusės. Vaidas irgi nesidžiaugia, kai kažkas dulkės kelia. Tai tiesiog tokios yra sportinės aplinkybės ir niekada tas nesibaigs.
tas niekada nesibaigs. Nu, neišasfaltuos Saudo Arabijos, kad jūs ten galėtumėt lakstyti ir viens kitam netrukdyti, tai tiesiog reikia nuryti piliulę ir suvokti. Tai, Vaidas pats labai gerai pasako, labai vargina. Pasižiūrėkite Vladą. Vladas nustojo nervintis dėl to, geriau prasileisim greitesnius. Nustojo dėl to nervintis ir iškart rezultatai pagerėjo. Rezultatai pagerėjo, nes susikaupimas yra ten, kur jo reikia. Tai, taip sakant, nervus į konservus, monetą į avilio priekį ir pirminį finišą. Man smagu, kad komanda vis dėlto mėgsta ir pašaržuoti truputėlį tokius incidentus, kur atsiminam Roką Baciušką besipykstantį su Godzalais, tai va čia matome ir Vaidotas Žala, ir Filipė dar už nugaros, tai papykant jo. Aš labiau tai Paulo bijočiau, jisai ten daugiau metų trinasi, turi daugiau, stogų. Paulo. Man nežinau. Jo, tai jis tikrai turi daugiau stogų. Bet jo, iš tų dviejų bičių vienas geras dinozauras gaunas. Taip. Na, matėte, tiek Vaidotas, tiek Paulo ėjo, aiškinosi būtent ir bandė išsispręsti to klausimus. O sunkvežimių įskaitos dabar lentelė reikėtų pamatyti mums į ekraną ir šiandien 8 etapo rezultatai štai tokie. Mačikas laimi, Vaidotas Žala yra 3. Realiai, šiaip jisai būtų 2. Bet falstartas. Teisingai, pamiršom pasakyti. Tai va. Lėmė 2 minučių baudą. Kaip suprasti tą falstartą? Tai ačiū Dievui, mes turim tokį apraišką Lietuvoje šventą, tai Saulių Grigalianą, kuris mums paaiškino, jog startas po neutralizacijos zonos, tai reiškia, išstartuoja ryte, pravažiuoja kažkokią greičio ruožo dalį, tada kartais būna neutralizacija, tai įsivaizduokit, kaimas kažkur yra ir nenori, kad ten per jį lenktyniautumėt, ar kuro užpilimas nutinka, tai tą dalį etapo dalyviai yra priversti važiuoti, pavyzdžiui, nustatytų greičių, už ką Naseras gavo, reiškia, velnių. Tai po neutralizacijos dalyviai jau patys savo duoda startą pagal laikrodį. Ir jeigu tu startuoji per anksti, tai yra false startas ir už tai tu gauni baudą. Tai šiandien arba Paulo prasiskaičiavo, arba Vaidas paskubėjo. Ir taip pakišo savo truputėlį koją. Kas lėmė, kad Alešas Lopraisas vietoj 3 vietos džiaugiasi 2. Jo, bet nutinka šitų dalykų ir nutinka ne vienas šiandien top 10 automobilių irgi buvo. 2 kartus buvo. Šiandien eliminuoti tuos pinigėlius, kurie reikėjo įmesti ir sustoti, eliminuojant tą baudą. Ir nelieka trečdalio Dakaro, nes čia aš manau, tai būtų galima buvę pasidžiaugti Vaidoto Žalos 1 vieta etape. Taip, bet tu išėmi pusę Dakaro esmės, ne? Na taip. Tai turbūt taip dėja, bet nesigaus. Vienaip ir kitaip, rezultatas neblogas, mašina plius minus važiuoja, lieka porą dienų, Vaidas pats sakė, porą dienų ir tada ten tas vienas dar ten bendru ir visa tai bus baigta ir jaučiu, kad bus žiauriai keista, bičiu. Nes grįši į Lietuvą, jau žinai, paimk bet kokią kelionę ir jos 2 savaitę tu jau taip įsibėgėjai į tą ritmą, kad tai pasidaro tavo gyvenimo būdų. Kur aš tai mačiau? Net nepagalvočiau. Ir dabar tada grįši namo ir čia oras irgi šalta. Tai kad ten irgi šalta, pažiūrėk, Darius sakė savo interviu, kad šalta. Bet čia bent jau smėlio pilis gali normaliai statyti, o Lietuvoje dabar nepastatysi. Keliaukime prie motociklų ir šiandien tikrai puikiai diena Arūnui Gelažninkui, jisai puikiai suvažiuoja 8 etapą, nors ir vaidenosi bailti kupranugariai, bet rezultatas tikrai džiuginantis yra, jisai bendroje įskaitoje šiandien finišuoja 25, o jeigu imti Rally 2 kategoriją, jisai yra 15 vietoje. Tikrai neblogai. Not to bad. O jis papasakos mums ką nors? Be abejo, Arūnas Gelažninkas anksti ryte šiandien išvyko į greičio ruožą, sustartavo ilgiausiame etape iš viso šito Dakaro, šiaip turėjo lyg ir vakar būti ilgiausias, bet skaitant tą pervažimą, kuris tarp 2 atkarpų buvo ir neskaičiuot, kad jis buvo varžybinių tempų vykdomas, tai šiandien ilgiausias greičio ruožas kilometrų prasme, sportinių kilometrų prasme. Žinai, žiūrint į tuos greičio ruožus, tai čia kaip senas Meškos anekdotas. Štuka. Ten plius minus, ten keli tie kilometrai, jie esmės turbūt nesudaro. Klausom Arūną. Kupranugarį baltą mačiau, galvau, kad vaidenas, nes tokį iš po kalno išlindo ir toks šonė stovi. Net pasitikrinti reikėjo ar tikrai. Tai va toks įdomesnis.
greita ir daug pavojingų vietų. Ir dar praeitų metų trasa buvo atkarpom, tai irgi labai niekas ten nežymėto, daug tokių visokių išgraužų, duobių ir panašiai. Tai, bet šiaip smagiai. Tai gana greitas, tai greit susivažiavo gal, bet labai varginantis, nes, akis labai įtemptai žiūrėti turi ir šiaip dulkėse važiavom, ten keitėmės vieni su kitais, tai be dulkių labai nedaug buvo. Bet kažkaip mes tryse važiuojam, Džiniesas 15 Dakaras, Bendžis navigacijos treneris, aš irgi navigacijos mokau, tai mes tryse ten išgvildenam viską. Kažkam geriau, kažkam blogiau, tai turbūt gal dėl to taip ir neblogai. Jo, valgy davė, tai pavalgėm skaniai guliašo, makaronų, bulvių košės, bandelių, alaus nealkoholinio. Tai pasistiprinom, nes porą valandų iki bivako. Jo, šiandien buvo ilgas pravažiavimas ir būtent kol kas labiausiai nekenčiamas dalykas sportininkų tarpe yra tai būtent tas šaltis, kuris juos kamuoja ankstyvą rytą išjudant į greičio ruožus, kur reikia prisirengti daug, tada kovoti su tuo šalčiu, stengtis kažkaip paskui įeiti į ritmą prieš startą. Ir šiandien dar, jeigu kalbėtume apie bendrą situacija motociklų įskaitoje, tai būtent minėtas vienas iš žymesnių tokių girdėtų pavardžių sportininkų pasitraukė iš varžybų po kritimo, po avarijos, Pablo Quintanilla, Monster Energy Honda komandos atstovas, iškrenta iš varžybų ir būtent jisai šiemet jau nebekovos dėl padėties bendroje motociklų įskaitoje. Jam sustojo padėti tiek Luciano Benavidesas, tiek Adrianas Van Beverinas. Kai jisai Van Beverinas kalbėjo finišą, tai sakė, kad būtent paskui buvo sunku įeiti į ritmą, kai pamatai, kad tavo draugas guli nukritęs be sąmonės, aišku, greitai spaudė mygtuką, iškvietė sraigtasparnį, aišku, smagu buvo, kad Pablo atsigavo ir paskui savo kojomis nuėjo į sraigtasparnį, bet, sako, jau po tokio incidento sunku įeiti į ritmą ir varžytis. Anaiptol laiko deficitas buvo gražintas, sportininkai, žodžiu, sufinišuoja labai gerai ir automatiškai gaunasi, kad Lucianas Benavidesas ir Adrianas Van Beverinas pasidalino pirmą ir antrą vietą. Tai toks kompensavimas to laiko yra tokia aptaki forma, sakyčiau, ypač kai sportininkai finišuoja ten vos nesekundžių tikslumu. Jo, tai ten... bet jie mygtukus maigo. Jie maigo mygtukus, jie turi mygtuką, kurį paspaudus pasako, kad mes dabar jo stojam gelbę, tai čia kaip ir viskas vėl. Plus, Dakaro dalyviai yra taip stebimi, kaip tik įmanoma stebėti su visai įmanoma įranga, tai manau, kad šitas yra atidirbtas. Kaip pats sakei, pusvalandį pagyvenus draugas sugriuvo klausimų, tikrai į sportą grįžti yra sunku. Bet jie yra profesionalai ir jau kas, bet motociklų įskaita tai turi būti pripratę prie to, kad dalykai nutinka. Aš manau, kad galbūt dar išlys Pablo Quintanillos tą avariją, nes kažkaip tų kamerų vietinių pilna visur primėtyta ir paskui praėjus kelioms dienoms pradeda išleisdinėti tie video įrašai. Tai lygiai taip pat šiandien atsitiko 6-ame etape kritęs Bradley Coxas, tik 100 metrų nuo starto. Kalbėjom apie tai, kad jis toliau važiavo iki 48 km, jau paskui nusprendė pasikreipti į gydytojus. Tai atrodė lyg ir nieko, važiavo, nukrito, gal kažką susimušė. Bet šiandien išlindo tas video, kuris beje yra mūsų Facebooko paskyroje, tai galite nueiti į Go to Dakar arba į Instagramą į Go to Dakar ir būtent susirasti ten tą video. Tai sportininkas startuoja 100 metrų nuo starto ir ten... Nesugadink, nueikit, pažiūrėkit, videką mes galim pavadinti Viesulas ožiukas. Nes ožiukas ir sukiesi ir skrendi ir būni viesulas. Aš džiaugiuosi, kad mūsų viesulai ožiukai šiandien važiuoja puikiai. Nerimantas Jucius, nors ir vis dar kenčiantis rankos skausmus, šiandien suvažiuoja irgi visai neblogai. Praktiškai kovinių atstumu yra iki Arūno. Aš nesakau, kad jie turi tarpusavėje kovoti ar kažką daryti. Arūnas yra gera mierka suprasti tempui, nes Arūno tempas tikrai neblogas. Aš Nerimantui tik tai linkiu nesivelti į tą persekiojimą ir bandymą kažkokio greičio rezultato didinimo, nes tai gali blogai baigtis, ypač kai tu supranti, kad prieki tave važiuojantis sportininkas tikrai yra daugiau Dakarų matęs. Jo, bet tu nepamiršk, jie važiavo krūvoj. Jie važiavo tikrai Dakaro pradžioje krūvoje ir jiem tikrai tas gerai gavo. Tai aš manau, kad Juciui grįžus iki važiuoti kartu šalia, bent jau kažkiek iš paskos Arūnui, tikrai būtų saugiau.
Ir kalbant dar apie Arūną, jo naujas motociklas Hoto Motorcycles jį veža link finišo, tikslas pasiekti finišą. Ir šiandien irgi jau kartu stebėjome, kad yra video, kur vienas Hoto motociklininkas partempė kitą Hoto motociklininką iš kopų, iš smėlynų dėl kažkokių techninių nesklandumų. Na, bet matai, yra finišas, mašinos važiuoja, motociklai važiuoja, viskas yra tvarkoj. O Nerimantas Jucius jau pradeda jausti pirmuosius nuovargio požymius ir būtent organizmas irgi duoda apie tai ženklą. Rytas, esame 8 dienos, 8 steidžo ruožo starte. Nuotaikos šiaip geros, jaučiasi, kad ralis tikrai ilgas, traumos, nuospaudos, nuotrinos rankų, viskas jaučiasi, bet nuotaikos super, pasiruošęs neblogai, viskas išmiegojau, motociklas paruoštas, ruošiuosi turėti dar vieną tvarkingą gerą dieną. Tai vat, nuospaudos, nuotrinos ir visi kiti dalykai persekioja sportininkus. Čia, aišku, normali pasiekmė jau 8 etapo, bet 10 varžybų dienos, 9. Tu irgi jau iškritęs, o ne? Aš jau bandau suskaičiuoti, ar prologai skaičiuoti tą ar ne, tada yra 48 valandų chrono. Ir tada maratonas, bet ten skaitėsi jau kaip 4. ir 5. etapas. Tai... Man žinai, kas užkliūna už akių. Aš tikiuosi, komanda išgirs šitą. Nuimkite jam šalmą, kai interviu duoda, nes mes neatsiminsim jo veido. Nes kas antram interviu jisai su šalmu, žiauriai gražus šalmas, bet leiskit mums matyti tą žmogų. Taip, Nerimantai, Juciau, pasirodyk. Šiaip Nerimantas vakar matėme irgi, kad porą kartų kopose krito, bando jisai jas irgi prisijaukinti. Kaip žinia, sportininkai kiekvienam čempionate, kiekvienose varžybose atranda tą specifiką kopų ir šiandien bent jau dauguma sakė, kad kopos buvo daugumoje šlapios ir leido važiuoti pakankamai ilgą laiką nedulkėse. O čia ryto procedūros, kada lietuvaičiai susitinka ir irgi pasilabina, pasidalina kava ir, kaip sakoma, gerai ir nuotaikingai pradeda dieną. Rokas Baciuška visą laiką mėgsta ir pajuokauti. Šiaip, jeigu kalbėti apie rytus, matote, Nerimantas Jucius tikrai yra jau susigūžęs, nes motociklininkai daug dėvi plonesnę aprangą. Automobilių vairuotojų kombinezoną irgi atitinkamai pagal klimatą gali būti parinkti, bet kas liečia motociklininkus, tai jie truputėlį turi prisižiūrėti ir ieškoti daugiau šilumos, kuri, aišku, irgi starte yra paruošta, jeigu reikėtų susišilti. Bet truputėlį su peršalimu kovojantis Modestas Siliūnas, nes iš balso interviu galima spręsti, kad jau kažkokia bacila yra prisikabinus. Nugi žiema. Tikrai temperatūromis ten jų niekas nelepina ir galbūt tik tai nuvažiavus į Šubaitą jie galės truputėlį atsikvėpti ir pasimėgauti. Kol saulė bus danguje. Taip, Modestai Siliūnai, kaip tavo diena praėjo šiandien? Važiavau vienas, dar galėtas kopas gavom. Visą dieną taip atsakingai, nei kristi, nei ką. Ant kopų 3 kartus vieną iššojau. Bet ten taip minkštai, ratas sueina ir viskas per galą. Visus parsigėniau ant galo, visus pasigavau. Tada aišku, kopasi. Absurdas iki finišo 5 km 3 kartus išsitiesti. Kaip pasakytų sportininkas, dar tiek pat galėčiau varyti. Norėčiau pamatyti dar tiek pat varyti 460 km po tokios dienos. Aišku, galbūt jau kai įeini į ritmą, jau tada... Aš kaip sakiau, jiem jau tai virto jų gyvenimu. Jie jau nesupranta, kaip reikės grįžus po Dakaro eiti darbą. Yra toks sportinis terminas, įsijungia antras kvėpavimas. Tikėkime, kad antras, nes kai tenas pasibaigia, tai blogai būna, bet aš manau, kad tiesiog tai pasidarė normalu ir Modestas šiandien jau toks gyvesnis, atrodo, po to greičio ruožo. Jucius nežinom, nes veido nematom. Mykolas Paulavičius irgi, man bent jau atrodo, kad jau jisai yra tikrai pilnai persilaužęs, adaptavęsis ir gyvena visiškai Dakaro ritmu ir turbūt nelabai norės važiuoti namo. Ritmas ne pats įspūdingiausias, bet jeigu tikslas yra finišas, tai viskas yra gerai. Paklausom. Šiandien neblogai, bet į galą jau buvo jau sunkoka. Tai pirma dalis buvo greita, tai stengiausi ten neprisidaryti reikalų, nekristi, bet lietoj vietoj vienoj nukritau, nes buvo upės vaga tokia ir pažymėta, kad bedraut, tai galvojau, kad ten, čia visur bedraut ir tą akimirką, kai skridau į orą, tai gerai Arbekas padėjo, iššovė,
O paskutinius jau kilometrus skaičiavau, nes čia galvoju trumpesnė trasa. Ir čia kopose buvo sunkoka, bet finišė antrą kartą jau nekritau. Ačiū. Vakar pralošinėjome Nerimanto Juciaus marškinėlius ir siūlėme dalintis laidos Dakarorama įrašu mūsų Facebooko paskyroje, ko pasiekoje vienam iš pasidalinusių Dakaroramos laidos įrašų atiteks Nerimanto Juciaus marškinėliais, o šiandien irgi čia žiūrovų prašymas buvo, labai nori Mykola Paulavičius marškinėlių, tai susisiekėme su Mykolu Saudo Arabijoje ir Mykolas Paulavičius pažadėjo atiduoti savo marškinėlius vienam iš jūsų, kurie pasidalins šiandienos vakaro Dakaroramos laida I Go to Dakar paskyroje. Būtent tenais patalpinsime šiandien po laidos vaizdo įrašą. Dalinkitės juo ir būtent vienam iš pasidalinusių padovanosime Mykolo Paulavičiaus marškinėlius. Galbūt net paprašysime, kad ir pasirašytų. Be abejo. Skleiskite gerąją Dakaro naujieną, nors jeigu atvirai, tai žiūrint į Jucių, man kažkaip gaila, nuo jo rūbus būtų nuiminėtėm ir taip bičių šalta. Na, Jucių pralošėm, Mykolą Paulavičių pralošėm, ką žinia, gal rytoj vėl kažkokį naują prizą sugalvosim, vien tik tai tam, kad jūs būtumėte aktyvūs ir dalintumėtės mūsų laidomis savo socialinėse paskyrose ir tuo pačiu skleistumėte Dakaroramos tikėjimo žodį. Aš tai pripažinsiu, kad į antrą Dakaro dalį aš irgi palūžau ir šiandien jau pradėjau intensyviai ieškoti motociklų. Sezonas artėja, jau ne už kalnų. Jo, nes tie vaizdai, kaip jie kala per kopas naviguodami ir tokia turi visišką laisvę, pagaliau mane pilnai palaužė. Ir jaučiu, kad aš turbūt toks ne vienas, jeigu toks esat, pakomentuokit, būrkimės į būrelį. Tai ką, ėjo sausio 13 diena ir laikas pasižiūrėti, kas sportininkų laukia sausio 14-ąją, likus 4 dienoms iki Dakaro ralio pabaigos, kuri nutiks penktadienį sausio 17-ąją. Mes žvelgiame į rytojų. Rytoj vėl visi kartu, tai turėtų ploti katučių visi automobilius ir visokie kitokie keturatė techniką pilotuojantys sportininkai. Davidas Kasteras sakė, kad saugot reikės padangas, nes nusimato daug akmeningų ruožų ir vėl matysime galbūt dežavų momentą, kada kaip pirmuosiuose etapuose buvo daužomos padangos ir ieškoma pagalbos ir skolinamasi vienu iš kitų, tai lygiai tas pats galimai nutiks ir rytoj. Iš Rijado sportininkai traukia į Haradą link rytinės Saudo Arabijos arba pusės ir tenais laukia 357 km greičio ruožas su 232 km pervažiavimu, viso 589 km. Šį atstumą reikės įveikti vienai per kitaip tiek sportininkams, tiek techninio palaikymo komandoms, nes vėl visas bivakas kraustosi į naują vietą ir rytoj jau greičio ruožas bus ženkliai trumpesnis negu šiandienos ir taip jie trumpės iki pat finišo, būtent kada 12 bus etapas, tik tai vos 100 su trupučiu kilometrų ilgio ir tenais jau bus masiniai startai, ką bus irgi įdomu stebėti. Pameni, ką sakė Sauliukas ir ką sakė Vaidas apie trumpesnius greičio ruožus. Gero nelauk. O jeigu Davidas Kastera pasakė, kad bus akmenukų ir bus galima padangų padaužyti, tai supras, kad nei kelio tu ten nematysi nieko kito. Ten bus akmenų jūra ir... Šiaip man primena pernai metus, kada Benediktas Vanagas buvo, tai, kaip čia pasakyti, sėkmingai įveikęs būtent tokią kaip upės vagą, kažką tai tokio, kur atrodė, kad viso pasaulio akmenys ir tokie stambus išpilti vienoje vietoje ir ten matėme, kaip motociklininką irgi gelbsti stumė vienas kitą. Automobilio šturmanas išlipęs ir pervarys į kitą vietą, tai aš manau, rytoj matysime būtent tokius akmenis, nes kol kas, sąžiningai sakau, tiek visose apžvalgose, tiek visoje komunikacijoje pasigėdau, tai aš spėju, kad rytoj būtent bus tai. Akmienadienis rytoj Dakaro Ramoje, pasimelskite už mūsų dalyvius, uždėkite žvakutę, peržiūrėkit, nes nedaug teoriškai liko, bet man šitos pastarosios kelios dienos atrodo kaip toks Trojos arklys, kurį organizatoriai stūmė dalyviams, leisdami truputėlį atsipalaiduoti. Ir dabar ką? Akmenų, kopų. Ir jeigu dar liksit gyvi, tai gal ir finišą daužės. Na, apie tai jau apkalbėsime rytoj ir pažiūrėsime, kaip visiems sekėsi. Aš tik tai noriu pasakyti, kad jeigu norite greitesnės informacijos ir nelaukti 23 valandos, tai būtinai pasiekite I Go to Dakar tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Tenais pateikiama pati karščiausia dienos informacija, karščiausi dienos įvykiai. YouTube'e nugula visa laidų archyvo rubrika ir būtent tenais galite
knaisioje, sakykime, rasti visų 8 metų programų įrašus, pasidžiaugti jais ir, kaip visada, nepamirškite dalintis visą informaciją, kas leis mums populiarinti lietuvaičių pasirodymą visame tarpe ir populiarinti, žinoma, patį Dakaro ralį. Taigi, dėkoju šiandien, ačiū Linai už tavo dar vieną praleistą vakarą kartu su manimi ir pasimatysime rytoj 23:00, o 20:00 TV6 eteryje susigirdėsime per Dakaro ralio apžvalgą. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės. Meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. Geriau nei originalios. autoaibė.lt. Perlo draudimas – Dakaro Ramos draugas. Atraskite naująjį Dacia Duster bandomojo važiavimo metu. 7bet Casino. 7bet. 7bet Casino. 7bet. 7bet Casino. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.